Sveiki, brangieji. Aš norėjau dar pakalbėti apie tą savo teismą pirmą ir jo nuosprendį. Kaip sakant, dar nepaskelbta, bet jau tokia kaip suformuluota. Taip labai įdomiai. Nei teismo sekretorė, nei advokats apie tai kažkaip neužsiminė. Koks tas teismo jau sprendim čia bus. Ir žodžiu, pasirodo, teismas bus ne vasario 2, o vasario 12. Jei neklystu, 10 valandą. Ir pagal teismo sekretorę, tai, kaip sakant, aš galiu dalyvauti paskelbiant teismo nuosprendį. Bet pagal Šiaulių kraštą, tai aš negaliu dalyvauti, net teismo nuosprendį išgirsti tiesiogiai. Kažkokia parodija. Ir pavyzdžiui, tik iš Šiaulių kraštą, iš laikraščio sužinau, kokią man nori skirti bausmę. Žodžiu, noriu pripažinti kaltą, to, ko nesu padarius, ir pasadinti kalėjimą 75 parom. 75 parom. Konfiskuoti mano telefoną ir kompiuterį, kuris ir taip konfiskuotas. Jau daugiau negu metai laiką. Ir prie kurio net neleido, kaip sakant, prieiti ir pateikti ten esančią medžiagą teisme. Tai ką kalbėti, neleido man per teismą gintis pačiai, pastatė kažkokį advokatą, neleido jokių klausimų užduoti. Žodžiu, ta prasme, nėra ir, kaip sakant, patvirtinančių, kaip sakant, neginčiajimų įrodymų, kad aš kažką dariau. Aš neorganizavau jokių riaušių, aš tik pasakiau, kad atvažiuosiu su beisbolo lazdom, atsižvelgiant į tai, kas buvo daroma su mūsų sąrašu ir iš vis, kas vyko Seimo rinkimas ir kaip jie vyko, nesąžiningai. Kaip konservatoriai, liberalai, skvernelistai, laisviečiai, turėdami galimybės ir, kaip sakant, tam tikrą padėtį naudojosi valstybės tiek institucijom, tiek žiniasklaida susidoroti su žmonėm, kurie turi teisę dalyvauti rinkimuose, turi teisę išsakyti savo poziciją, savo nuomonę, savo, kaip sakant, argumentuotai ir nes mes esam demokratinė pakol kas valstybė, bent jau turėtume būti, pakol kas tai toli gražu iki tos demokratijas. Ir čia stebisi, įsižeidė, matot, konservatorių elitas, kaip aš drįsau pagrasinti ir atvažiuoti kažkam šikną išvanuot su beisbolkiam. Tai, kaip čia pasakyti, nieks iš tikrųjų net neketina ten važiuoti. Ta prasme, nieks šiaip tai neketina ten važiuoti. Ir dabar, kaip sakant, mane teis, lyg aš būčiau organizavus, ten kažkokią žmonių grupę, kažką darius, vežus, ten, nežinau, va tokia lygia. To nieko nebuvo daryta. Aš tik pasakiau, kad, kaip sakant, išreiškiau, kad, atsikniskit, su kokiu persekiojimu, su tais visais influenceriais, su tom nesąmonėm, su tom patyčiam, kad, bus kažkokių reikalų. Bet nieks neplanavo ten įvažiuoti, nei ką. Ir įsivaizduokit, mane suėmė 4 vakare, po pietų, 4. Tai debatai vyko 5 vakare. Ir mane paleido likus 5 valandom iki tų debatų, šareštinės, nes parai laiką buvau suimta. Parai laiką suimta kaip baisilinė nusikaltėlė. Ir mane paleido 5 valandas iki tų debatų. Gal jie galvoja, kad rimtai aš ten važiuosiu, beisbolkiam, nežinau. Nei aš ketinau, nei aš įvažiavau. Ir apskritai, nieks ten neėjo į tos debatus su tom beisbolkiam, ar tą kažką, ir nieks niekada nedarė. Net nebuvo imtasi jokių saugumo priemonių. Ir čia dabar išpūtė tokį reikalą, tokią nesąmonę. Ir mane čia tampė, persekioja. Tai kiek čia beveik jau 1,5 metų, be 2 mėnesių.
sekė, klausėsi telefono pokalbio, konfiskavo daiktus, užblokavo sąskaitas, į valstybinės institucijas jau nebegaliu eiti jokias, va, pavyzdžiui, bankė net nebeaptarnauju be asmens dokumentą, nes asmens dokumentas paims, nors prieš tai problemų neturėjau iki teismų, kol neprasidėjo teismas. Visi bankai, visi aptarnaudavo. Į privačias įstaigas, į privačias įmonės nebetik man paslaugų. Tai ar jūs įsivaizduojat žmonės, iki kokio lygio viskas yra? Darom spaudimus į dabą siundiniai visokius dar žurnalistus. Visokios man žinutės per teikinį, kad neva aš, kaip čia pasakyti, pradėčiau dirbti tam konservatoriam, tiksliau. Konservatoriam. Ir netgi buvo čia paskutinis toks įvykis, kad, žodžiu, davė taip, tokia žinutė, arba tu dirbi mum, arba mes tave pasodinsim ir mes tave nuimsim. Tai buvo, kad apie Žemaitaitį nesąmonę ten pasakė, kad aš tipo pasakyčiau prie Žemaitaitį, ko aš to niekada gyvenime nedarysiu. Tai aš gal kai kuriuose vietose nesutinku kai kuriais klausimais su Žemaitaičiu, bet aš jį palaikau. Kaip ir dauguma mūsų žmonių. Ir šiaip tai ir pakankamai rimtai mes jį palaikom. Ir ką jis daro, tai jisai labai rimtus dalykus daro. Ir matydami, kaip irgi jį puola konservatoriai, siuntinėdami visokius pasamdytus vaikus, tai yra absurdas. Tai yra baisu. Tiesiog baisu. Ir iš karto visokie kiti tokios provokacijas, visokie vėl ikiteisminiai tyrimai ir visa kita. Kiek aš turėjau provokacijų. Tai žodžiu, tai vienas ten iš žurnalistų man perteikė tokią žinutę, kad neva, kad apie LRT ten tą direktorę, kad nėra ten taip, kaip apie ją teigiama, nors yra mels. Ten prisidirbusi iki ausų jinai yra. Tai reikalavo manęs, kad aš paskelbčiau tokią informaciją apie Žemaitaitį, kad neva Žemaitaitis puola LRT todėl, kad neva jo nereklamuoja, jo ir skardžia. Nesąmonė, dievo reklamas tai tikrai nereikia. Dabar negali nesusiekiau, žinot. Tai va tokia lygia. Ir po šiai dieną aš gaunu įvairiausius tokius įdomius skambučius, visokiais tokiais keistais, perkelti netiesiogiai. Viskas čia vyksta netiesiogiai. Su perkeltėm tokiom žinutėm, kad, kaip sakant, arba tu mum dirbi, arba mes toliau tave imsim. Tai aš juos visus ant 3 raidžių siunčiu. Manęs nieks nepagazdins, nieks neprivers kažkam tai dirbti. Gal tenais visokius Antanus Kondratus ir paėmėt visokius kitokius, tokią plaukę menką žmogėlis. Aš ne tas žmogus, kuri mane paimtų. Ir aš ne dėl šiaip reklamos, žinomumo, kažkokių nesąmoningų dalykų apskritai į politiką atėjau. Aš atėjau dėl neteisingumą, dėl žmonių apgaudinėjimo, dėl korupcijų, dėl vagysčių, jau kurios peržengia visas ribas. Tai žodžiu, tai jeigu galvoju, kad čia mane labai pagazdins su tuo, tai tikrai to nebus. Dabar kits dalyks, kad mane nori nuteisti ir pasadinti į kalėjimą, kad ir tom 75 parom, kas nėra daug šiaip tai. Čia aš kaip sako nebijau, bet yra kiti dalykai. Matot, ten jau gali man tikrai kažką padaryti, nes aš nebūsiu saugoma, žinant, kaip dirba teisėsaugos kai kurie pareigūnai. Aišku, ne visi. Yra tikrai teisėsaugoje mūsų, mes turim labai gerų pareigūnų ir labai stiprių. Ir bet kai aš matau, kokią mastą vyks spaudim susidorojams, tai yra baisu. Ir teisėsauga yra kaip ir kiekviena institucija ar verslė ar dar kažkur yra tokių žmonių, kurie, už pinigus jie viską padaro.
Tai va, tai kas yra kokia didžiausia rizika? Tai tame rizika, kad tam kalėjime aš galiu būti ir nunuodyta per maistą. Gali man ten sukelti, nežinau, kažkokias provokacijas, nežinau, kažką padaryti, gali ir sumušti, išprievartauti, gali kankinti, gali badu marinti, gali netgi patalpinti į patalpą, kur būtų mažesnė negu vidutinė temperatūra, aš susirgčiau ir numirčiau. Va, ko gali būti. Tai mes tų kankinimo metodų mes visi žinom, kokie vyksta ten tie kankinimo metodai, kai tu atsiduri už kalėjime. Ir tas yra daro sąmoningai konservatorių, liberalų, laisviečių ir skvernelistų. Va, šitas visos šutvės. Ir kokias ten tas visas provokacijas, su visokiam slavkom, su visokiais skambučiais. Kiek aš dar skambučių gavau praeitą savaitę, net juoks jau jėme. Nesibaig. Ir toliau žmonėm meluojama, nepateikiama visos informacijos, kokia tai byla, apie ką tai. Tiesiog pateikiama taip, kaip jiem nori. Nu ir ten nėra už ką teisti. Valstybinės institucijų išvadas mane išteisina. Tai ką ten reikia šnekėti? Kokiu pagrindu? Va, kad kažkas kažką paliudija, kažkoks žyds pasiskundė, kad blogai apie jį pašnekėjau, tai yra apie žydų tam tikrą elgesį prieš lietuvius, kad lietuviai yra persekiojami. Ir mane dabar dėl to reikia nuteisti. A dėl to, kad užvažiau broliui per snukį su delnu. Už žeminimą, nuolatinį persekiojimą. O kad brolis prieš tai mane sumuša, kad aš ligoninėje atsiguliu, tai šito tai neskelbi. A kad brolis po šito gauta antausę dar 3 mėnesius kalėjime sėdėję, tai neskelbi nieks. Nu. Kiušas nenormaliai per savivaldą, per kaimynus, tiki, krita pas mus reglės, krita į šuvą, į katins buvo nudaužti, visokius tualetinius prišiuktus popierius mėtė ir visokius balvonus siuntė vietinius, ten mūsų avis paleidinėja, visokius laukus kvietė pasikalbėti, visą kitą. Ir po šiai dienai tie balvonėlis viens tenais važinėjas nuolatos. Tai ką šnekėt? Čia penktadienį, kai jau, kaip sakant, pastoviai dėl tokių šūdų, belia kokių komentarų mane kviečia apklausas visokias keistas. Nu, negaliu. Paskutinę tai išvis, prieš pat teismą, prieš antrą teismo pradžią, pirmą posėdį, vėl gaunu iš policijos, iš tos pačios tyrėjas iki teisminę, Gabrielės Norkaitės, kuri su Baškienė antrą dėl žemė tenais. Neva aš meižiu, kad žemės pavagė, nors iš tikrųjų pavagė. Tai jinai pradėjo kažkokį kitą ikiteisminį tyrimą, kur dėl kažkokią mano komentarą tik tais pasakyta. Tai iškvietė kažkokį tenais ten tą neva kažkokį advokatą, kuris nepanašus buvo į advokatą, kuris man, priverstinai sodina į kėdę, į kažką norėjo padaryti. Buvo filmuojama kamera ir visa kita. Nu žinot. Jau kitokia lygia viskas yra. Tai baisu. Čia yra baisu, kas vyksta. Va. Ir dabar žmonių stebės, kodėl ta pas mūsų valdžia nesikeičia. Tai kaip gali keistis? Kaip gali keistis, jeigu bet kurį naują žmogų, kuris ateina su rimtais dalykais, su rimtais klausimais, jį iš karto nudaiguoja. Nes matai, Juknevičienė, kažkas drįsa Juknevičienę sukritikuoti per Europarlamento rinkimus, kuris skaitė atsakymus debatų iš telefono jau paruoštus. Tai kur čia lygybė yra? Konservatorių tai išvis kažkoks bruts yra. Tai per juos mes esam tokioj duobėj visą valstybę. Per skvernelistus, per visokias Baškienės, per visokias Nilsen, Laisvės partijos visokius atstovus, kurie mano tėvam blokuoja sąskaitas banko, nes turi kredito uniją Bitum. Yra banko sąskaita, tėvai atsidarė, turi banko sąskaitas ir, tarkim, mano ten tėvai turi ten tą aukelį, jisai nedidelis yra ir kas nuo kartą tai tenais parduoda savo ten produkcijas, tai į Vilnių, į Kauną žmonėm
žmonės pervet pinigus ir banks nepraleistų pinigų. Zizat skambinėdavo banks iš banka, iš kredito unės, Aurimą lanka laisviečia darbuotojai ir klausinėjai mano tėvų, iš kur jūs čia gaunat kokius pinigus. Iki kokio lygio viskas vyksta. Nu. Aš nuvariau į Šiaulių banką Artėja į konsultaciją dėl antros pensijų pakopos, norėjau ten sužinoti, kur ten kas yra investuojama, kiek ten tų pinigų yra susikaupę. Iš vis apskritai norėjau pasižiūrėti, kokia ten ta situacija, aš turėjau ten tokių klausimų. Tai manęs neaptarnavo. Nes reikalavo to asmens dokumentą, nors žinojo, kad man asmens dokumentas yra paims. Va. Tai kitokia lygia viskas vyksta. Tai yra baisu. Sąskaitas užblokuotas, nieko negali daryti, veiklas uždarytas, ta prasme, šeima spaudžia, mano tėvai veterinarijos licenciją blokuoja dėl kažkokių šūdų, pažeidžia įstatymus, kabinėjas prie nesąmonių. Nu, tragedija yra. Tai kokia lygia viskas, kaip tie konservatoriai, kas jie per dobrudai yra. Negaliu. Tai išgadas persekiojimas mano prasidėjo dar didesnis po nekilnojamo turto mitingą, kur prieš pat nekilnojamo turto mitingą savaitę likus tam, kad trukdyti, kaip sakant, užsimti agitaciją žmonių kvietimų į tą mitingą, tai per Baškienę, per mano kaimynę, per mano brolis organizavo pas mus kieme namuose eglės visas išpjauti. Skundai visokie parėję dėl neva triušiuką pabėgusią. Absurds yra. Ir man po to mitingą, kada buvo antras mitingas, tai kada jau trečią ten bandėm organizuoti, bet kurį jau tenais visiškai sugaudė, visus išgaudė. Tai man kalė trečią kaltinimą dėl brolio, ten tipo suduota antausė, kuri ten visai kita istorija yra. Tai va taip, va tokie susidaromai vyksta. Aišku, buvo to krita vyriausybė po šitą kaltinimą. Vyriausybė krita. Palucka. Tai nežinau, ko čia viskas baigsis, jeigu taip toliau. Nežinau. Tai kas vyks su Žemaitaičiu, koks persekiojimas. Nu baisu. Žiauru. Tiesiog, čia net nežinau, kaip čia pasakyti. Tai kaip gali siundinėti kaip gali siundinėti tos kažkokius žmonės į jo susitikimus, kelt kipišą ir tikėtis nesulaukti pasiekmių. Tai čia yra persekiojimų žmonių. Čia apie žydus tu negali net žodį pasakyti, čia jau veiksmai yra daromi, persekiojami. Kiekvienam miestą atvažiuoja, kai kažkokie psichiniai ligoniai persekioja. Tai palaukit, tai kur teisėsauga yra? Tai kur ta mūsų teisėsauga? Kur tie prokurorai yra? Kur teisėjai jau tie teisinguoliai, kurie už šmeižtą už žodį nuteis? O čia kas vyksta? O kas čia vyksta? Ai ne, taigi Žemaitaitį, Gražulį mane gali persekioti. Mes tai ne žmonės esame, mes neturim jokių teisių. Bet neduok Dieve konservatorius už Juknevičienę užkabinsi. O Šimonytę tą atsivėpusi, kur milijonus ištaškė, kur mūsų Lietuva nori karo zoną antrą padaryti. Tai čia nieko, normaliai. Ne žmonės, čia nenormaliai. Ir pasiekmes bus. Konservatoriam, liberalam, skvernelistam ir laisviečiam pasiekmes bus. Ir dar kaip. Už tą, ką jūs darot, jūs darot visai valstybei ir visai mūsų tautai. Čia yra nenormalu. Nuteisti už pasakytą žodį į kalėjimą, kur praktiškai man gyvenimas suėdė. Man kaip sveikatą parėję. Jūs drįstate čia kažkokias teisės savo reikšti. Kaip jūs klastojat rinkimų balsus,
Kaip pasiskirstot, kiek ten tų mandatų pasiemat, net nelaimėję. Tai apie ką kalba yra? Kaip Gražulį net prieš rinkimus padarėt apkaltą. Buvo debatai, net neįleidot į LRT Gražulę. Mūsų sąrašą debatų net nesugebėjote įleisti. Tai kokia čia demokratija yra? Apie ką jūs kalbat? Tiesiog yra kažkokia grupuotė žmonių, kurie nusprendė, kad jie yra Lietuvos valdžia ir dabar mūsų visus persekioja. Nu, valstybė yra visų mūsų. Valstybė yra visų mūsų, ne vien jūsų. Ir kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę demokratiškai dalyvauti rinkimuose. Niekas neturi teisės jo persekioti, jo menkint, jo žemint, niekint. Ir jeigu žmogus už tai pradedat gintis ir pradedat, kaip sakant, imtis veiksmų prieš tos žmonės, kurie jį persekioja, jis turi teisę. Jis turi teisę tokią. Bet jį po to teisti dar? Nu čia žinokit. Nu ką, trečiadienį 28 bus antro teismo antras posėdis su Jolanta Baškienė, su seniūne, dėl tėvų žemės ir ten kitų pasisavintų žemė bei kitų dalykų. O dėl tų menamų išgalvotų riaušių, kurių nebuvo, nieks neorganizavo, nieko nedaro, teismo nuosprendis bus vasario 12. Ar dalyvausiu? Nu, pagalvosiu. Tam teismo nuosprendis skelbimo. Jis po kol kas nematau tam prasmės dalyvauti. Kitokias nesąmonės vyksta. Nes nežinau, kokias provokacijas gali būti. Vėl gal kokie žurnalistai gali tenais slapta filmuoti, dar kažką daryti. Nu, žodžiu. Nu, tai pasižiūrėsim. Tai tiek ir iki kitų kartų.